Labadiena. Tęsime pažintį su WordPressu ir šiandieną pakalbėsime apie tai, kaip daromi įrašai. Šiaip jau yra du panašūs dalykai iš pirmo žvilgsnio, tačiau jie skirtingi. Mes turime įrašus ir mes turime puslapius. Noriu, kad suprastumėt, kad tai ne tas pats puslapiai, tai kaip jau sako pats pavadinimas, ištisi puslapiai, kuriame kiekviename iš puslapių gali būti keletas straipsnių, nuotraukų, video ir visko. Ta prasme, puslapis yra visas ištisas, gali būti labai ilgas, didelis puslapis. Tuo tarpu, kai įrašas yra tiesiog vienas straipsnis. Ir įrašas tai yra tai, kas įkrenta arba įsiklijuoja į blogą. Kiekvieną įrašą, ką darysite, žinokite, kad visada visi įrašai bus jūsų bloge. Tai yra, kaip matote, vienas įrašas, čia antras, čia trečias ir taip toliau. Visus kartus, kai rašysite kažką blogę, tai ir vadinasi įrašų darymas, įrašai. O puslapiai tai yra ištisi puslapiai, pilni įvairiausios informacijos ir jie jau WordPress'e daromi kitaip ir kitoj pamokėlį mes pažiūrėsim, kaip daromi puslapiai. Šiuo atveju kalbėsime tik apie atskirą įrašą. Kągi, padarysim vieną įrašą, kad jums būtų aišku, kaip jie daromi. Pirmiausiai keliaujam arba užvedam pelytę ant šito pliusiuko naujas ir čia gali būti naujas įrašas, ar naujas failas, ar naujas puslapis, ar naujas vartotojas. Šiuo atveju, jeigu kalbam įrašus, turėtume paspausti įrašą. Arba galim spausti čia, kur yra įrašai, užvedam pelytę ir mums duoda pasirinkti meniu arba visi įrašai, arba kurti naują arba kategoriją. Žodžiu, kadangi kalbėsim apie tai, kaip kurti naują įrašą, tai renkamės kurti naują ir paspaudžiam kurti naują įrašą. Ir pirmiausiai, ką mūsų prašo, tai įvesti pavadinimą. Aš čia turiu pasiruošus, kad nereikėtų rašyti, kad video gautųsi šiek tiek trumpesnis, nes jeigu viską rašyčiau dabar, tai užtruktume daugiau laiko. Jūs, aišku, rašysite. Aš tiesiog įklijuoju. Rašysis čia pat, toj eilutėj, kur prašo, aš galiu parodyti, čia tiesiog rašot ir iš karto matot. Ir po pavadinimu čia mes turim tokią erdvę visam mūsų tekstui. Tekstelį aš irgi turiu pasiruošus, kad būtų greičiau, taip kad aš irgi jį tiesiog įklijuosiu, jūs jį rašysite. Aišku, aš jį įklijuosiu ir trupučiuką patvarkysiu, nes nežinojau, kokio pločio jisai bus. Taip kad užtruksiu labai trumpai, jau trupučiuką pakentėkit. Viską noriu sudėlioti taip, kaip priklauso. Ir mes turim tekstą. Turim pavadinimą, turim tekstą. Ko dar mums trūksta? Kadangi čia aš kalbu, kaip sako pavadinimas, kaip tinklapyje tvarkomas meniu ir išdėstomi valdikliai, kad žmonėms būtų aiškiau, teksto rašiau labai nedaug, bet įklijuosiu 2 video. Vienas video bus apie tai, kaip tvarkomas meniu ir antrasis video bus apie tai, kaip išdėstomi, sutvarkomi, įklijuojami valdikliai. Todėl man reikės įklijuoti 2 video. Pačių video aš čia nekelsiu, aš tiesiog įdėsiu nuorodą ir paspaudus tą nuorodą mano skaitytojas nukeliaus į YouTube, pasižiūrėti ten video. Ir tam, kad įklijuoti nuorodą, paruošiau tekstą, kaip matot, vieną frazę, 2 žodžiai, spausti čia, labai tikslinga, labai tiksliai žmogui parodyti, kur, ką turi daryti, kad kažką pažiūrėtų. Ir kad labiau išryškėtų, aš šitą frazę pažymiu ir ją pastorinsiu. Ir tuo pačiu po šitą frazę įklijuosiu nuorodą, kaip tai padaryti. Spaudžiam šitą ženkliuką, čia yra
įklijavimo, nuorodos įterpimo ženkliukas, pažymiu frazę, po kuria turėtų būti pasislėpus nuoroda ir spaudžiu šitą ženkliuką. Na ir čia man atsidaro toks langiukas, į kurį aš turiu įklijuoti tą nuorodą. Na, aš ją irgi turiu pasiruošus, jūs tiesiog ją pasiimsit iš YouTube, aš jau pasiruošiau, kad būtų greičiau, kopijuoju ir įklijuoju nuorodą. Kai įklijuoju nuorodą, būtiniausiai spaudžiam šitą ratuką ir pažymim, kad šita mūsų nuoroda atsidarytų naujame skirtuke arba, kaip aš vadinu, naujame lange, kam to reikia. Jeigu aš to nepadaryčiau, jeigu leisčiau, kad paspaudęs žmogus spausti čia, vietoj šito lango atsidarytų YouTube'as, tada žmogus jau nebegrįžta toliau skaityti mano teksto. Ir man tai neaktualu, man svarbu, kad žmogus pažiūrėjęs šitą video, toliau tęstų skaityti ir galėtų pažiūrėti sekantį video. Todėl būtinai visada neužmirškit padaryti to, ką tik padariau, kad nuoroda atsidarytų naujame lange. Na ir čia mūsų antras video, reiškia, aš irgi padarysiu, kad būtų didesnės raidės, storesnės raidės ir įkelsiu antrą video nuorodą. Tai yra apie valdiklius. Šitas video jau kalba apie valdiklius. Vėlgi kopijuoju nuorodą ir tą antrą nuorodą įkeliu čia ir vėlgi, kaip jau sakiau, būtinai spaudžiam ratuką ir būtinai pažymim, kad nuoroda atsidarytų naujam lange. Nuorodos mūsų sutvarkytos. Dabar ką aš dar norėčiau padaryti? Tai norėčiau įkelti nuotraukytę, kad dar aiškiau matytųsi, kad čia yra paslėptas video. Na, aš jo neslėpiu, tiesiog aš nenoriu pačio video įkelti į WordPress'ą, į mano tinklapį. Kodėl? Todėl, kad iš tikrųjų, jeigu įkelsime patį video, tai labai lėtina tinklapio darbą, tinklapio veikimą, lėčiau atsidaro langai, o tai visai nieko gero, kadangi žmonės labai skuba, jiems visko reikia greitai ir jeigu 3, 4, 5 sekundės neatsidarė, jis tiesiog mūsų skaitytojas išeina iš mūsų. Taip kad visada labai svarbu tinklapio veikimo greitis. Ir kad būtų greitesnis, tai nekeliam pačių video, tiesiog įklijuojam nuorodas. Na, įdėsime nuotraukytę. Pirmiausiai, kad įkelti nuotraukytę į tekstą, pažymiu tą vietą, į kurią noriu, kad įsikeltų nuotrauką, pažymėjus, kaip matot, va čia va tas mirksintis brūkšniukas rodo, kad čia įkris nuotraukytė ir tada spaudžiu įterpti failą. Na, aš to failo neturiu, aš tos nuotraukos čia savo bibliotekoje neturiu, todėl spaudžiu įkelti failus ir pasirinkti failus. Pasirinksiu iš kompiuterio, čia aš jį turiu, tą nuotraukytę turiu paruoštą. Ja įkėliau ir tiesiog spaudžiu įterpti įrašą. Ir kaip matot, nuotraukytė atsikliuvo mano tekste. Kai užvedus pelytę ant pačios nuotraukytės ją paspausiu, galiu užvedus ant kampelio tiesiog ją padidinti ar sumažinti, bet patempti iš vienos vietos į kitą negaliu. Kad pajudinti nuotrauką iš vietos, reikia naudoti šitais ženkliukais. Ir kaip matot, va šitas ženklas, kuris pasižymėjęs, rodo, kad jį yra prie krašto. Šiuo atveju man jinai labiau tinka daugiau į vidurį. Kodėl? Todėl, kad jie atsikliuvo prie mano tos frazės spausti čia. Na ir taip aš ją ir paliksiu, bet įkelsiu ir antrą tą pačią nuotraukytę, todėl kad mes turim šitam tekste 2 video, vienas čia video ir antras čia. Todėl pažymiu vietą, kur norėčiau, kad įsiterptų mano nuotrauka ir vėlgi spaudžiu įterpti failą. Šį kartą man jau nebereikės ieškoti mano nuotraukytės kompiuteryje, kadangi vieną kartą jau ją naudojau ir ji įsikėlė į mano saugyklą, failų saugyklą, arba kitaip tariant, aš dar vadinu nuotraukų biblioteką, ji tiesiog jau yra. Vadinasi, aš ją pažymiu ir jie atsikliūna dešinėje pusėje, kur aš galiu ją pasirinkti.
Taigi spaudžiu įterpti failą ir mano nuotraukytė įšoko. Dabar aš ją irgi trupučiuką padidinsiu, maždaug, kad būtų jos maždaug vienodo dydžio abidvi. Ir ko gero šį kartą jos nekelsiu į vidurį. Kodėl? Todėl, kad čia ji atsikliuvo prie mano pažymėtos frazės, čia irgi automatiškai jau yra prie mano pažymėtos frazės. Vadinasi, ją ir paliksiu toj vietoj. Dabar ko man dar reikia, kadangi čia aš kalbu apie WordPresso tvarkymą, darbą su WordPressu, čia mano šitie 2 video kalba apie WordPresso meniu ir vardiklius. Vadinasi, jeigu žiūrim kategorijas, tai čia tinka darbas su WordPressu. Aš šitą kategoriją ir pažymiu. Jeigu kartais jūs rašote kažkokį straipsnį, temą, kurią dar nesate rašę, tai tiesiog spaudžiate kurti naują kategoriją ir sugalvojat pavadinimą jūsų naujai kategorijai. Na, aš šią kategoriją turiu, man kurti naujos nereikia. Ką dar man reikėtų padaryti? Šitos 2 nuotraukytės, kurios yra pačiame tekste, kai eisite į blogą, jų tiesiog blogė nebus matyti, jos matysis tik tada, kai žmogus eina, paspaudžia pavadinimą ir atsidaro visas tekstas, tada atsidaro tekstas su nuotraukytėm. Na, mes tai matysim, kaip tai atrodys. Bet kiekvieno straipsnio viršuje yra dar viena nuotrauka. Tai ne šitos nuotraukytės, kurios pačiame tekste. Viršutinė nuotrauka yra vadinama specialus paveikslėlis. Vadinasi, kad aš turėčiau tą viršutinę, pagrindinę mano straipsnio nuotrauką, turiu ją įkelti čia, naudoti kaip specialų paveikslėlį. Galima tą pačią, galima kokią kitą, bet kokią nuotrauką. Na, šiuo atveju aš noriu šitos nuotraukos, vadinasi, aš ją parenku ir naudoti kaip specialų paveikslėlį. Matote, įsikėlė mano specialus paveikslėlis čia šone. Na ir paskutinis dalykas, ką noriu padaryti, tai dar noriu įkelti, na, aš čia atidarysiu kurį nors tekstą, kad sakykim šitą. Noriu įkelti dėžutę. Kaip matot, atidarius blogo straipsnį parašytą, jau dabar čia esame ne bendrai bloge, o jau esame atidarę būtent parašytą straipsnį. Tai turiu 2 dėžutes, kurių dėka dovanoju žmonėms mini kursą. Tiesiog prašau įrašyti vardą elektroninį paštą ir nusiunčiamas automatiškai mini kursas. Kaip tai daryti mes irgi jau nagrinėjom ir yra video įrašas. Bet noriu pasakyti, kad yra 2 skirtingos dėžutės. Viena šoninė dėžutė tai yra pailga, tokia aukšta, siaura ir aukšta. O kita dėžutė yra posto dėžutė, tai yra tokia būtent skirta klijuoti po postais. Tai yra jinai žema ir tokia horizontali, ne? Kad norėjau parodyti, kad matytumėt, kuo jos skiriasi. Jos skiriasi savo forma. Na ir keliaujam čia. Ir čia apačioje aš turiu galimybę parinkti. Jeigu spaudžiu šitą, tai man duoda visą sąrašą dėžučių, kurias aš turiu. Aš turiu šiuo atveju 2, kaip matot, viena posto mini dėžutė ir kita šoninė. Jos ir skiriasi būtent savo formatu. Man šoninė čia netinka, nes jinai yra siaura ir aukšta. Todėl aš čia parenku posto dėžutę. Na ir padarius visus šitus veiksmus, belieka paskelbti mano straipsnį. Dabar kaip aš galiu paskelbti? Galiu tiesiog paskelbti, ką mes tuoj pat ir padarysim ir jis iš karto bus matomas. Jeigu aš nespėjau kažko sutvarkyti, pusiau rašydama straipsnį, kažkas atsitiko, reikia bėgti ar dar ką nors, ar tiesiog pritrūko informacijos, ar abejojat, norėsit, galvojat, kad galbūt nelabai gerai, norėsit pataisyti, aš jį galiu išsaugoti kaip juodraštį. Jeigu aš jį išsaugosiu kaip juodraštį, jis nebus matomas, aš tiesiog kitą kartą
prisijungus paspausiu redaguoti ir galėsiu pabaigti tvarkyti arba pabaigti rašyti mano straipsnį. Taip pat galiu, matot, čia toks kaip kalendorius, ar ne, jeigu aš paspausiu redaguoti, galiu išrinkti datą ir valandą, kada šitas straipsnis pasiskelbs pats automatiškai. Aš tiesiog užprogramuoju datą ir dieną ir valandą, kada mano WordPress'as pats paskelbs mano straipsnį. Na, tai yra pakankamai patogi paslauga, nes šiaip jau patariama, tarkim, nors kartą į savaitę ir geriausiai tą pačią dieną rašyti blogą, skelbti straipsnius. Tarkim, kaip pavyzdį paimkim antradienį, kad mūsų skaitovai paprasčiausiai priprastų, kad kiekvieną antradienį turėsiu naują straipsnį, kiekvieną antradienį galėsiu paskaityti kažką naujo. Ir tarkim, gal jūs norėsit parašyti 3 straipsnius iš eilės. Parašot 3 straipsnius, užprogramuojat vieną šiam antradieniui, kitą sekančiam antradieniui, trečią sekančiam antradieniui. Ir jūs 3 savaitės jau turit paruošę straipsnius, nereikia jungtis jums, ateis užprogramuota diena, užprogramuota valanda ir jūsų tinklapis pats paskelbs jūsų užprogramuotus straipsnius, taip kad yra tokia paslauga pakankamai patogi ir labai gerai jie naudotis. Na, o aš šį kartą tiesiog paskelbsiu straipsnį, kad matytumėt, kaip tai atrodys. Vadinasi, jeigu norit iš karto skelbti, kad jau matytųsi, tiesiog spaudžiam mėlyną klavišą paskelbti ir straipsnis pasiskelbė. Kaip matot, straipsnis pasiskelbė ir einam pažiūrėti, kaip jis atrodo. Keliaujam į blogą ir, kaip matot, jau mūsų straipsnis atsikliuvo čia. Mūsų ta nuotrauka, kurią išrinkome, pagrindinė nuotrauka atkeliavo čia, pavadinimas ir visas straipsnis. Ir kaip matot, mūsų bloge tų nuotraukyčių, kurias kėlėme straipsnyje, čia nesimato. Tačiau, jeigu paspaudžiam pavadinimą, tarsi norėtume skaityti, tai atsidaro mūsų visas straipsnis. Kaip matot, šoninė dėžutė visada yra. Jau mes turime čia ir tas nuotraukytės, kurias įklijavom pačiam tekste ir įsiklijavo apatinė dėžutė. Na ir jeigu kažkas mums netinka, galim pataisyti ir ašgi dabar žiūriu, kad ko gero šitą nuotraukytę, ko gero būtų galima paslinkti į kraštą, nes tas spausti čia, ko gero bus geriau taip, jokių problemų. Einam, sutvarkysim mūsų straipsniuką, ar ne? Kaip tai darome? Užvedam pelytę ant pačios nuotraukos ir ją atitraukiam į kraštą. Ir ką tada turim daryti? Tiesiog vėl spaudžiam mėlyną klavišą, tik dabar jau rašo atnaujinti, neskelbti, o atnaujinti. Paspaudžiam atnaujinti ir kai atsinaujina, einam atnaujinam tą mūsų puslapį ir pažiūrim, kaip dabar atrodys. Kaip matot, šita nuotraukytė nukeliavo į šoną ir jinai turbūt čia geriau tiks, nes tas spausti čia tiesiog prisiklijavo prie jo, ar ne? Na ir ką mes matysim, jeigu paspausim? Jeigu paspaudžiame, kaip matot, atsidarė naujas langas ir atsidarius naujam langui, žmogus galėjo pasižiūrėti video, jį uždarė ir vėl grįžo į mūsų puslapį. Spaudžiam čia, vėlgi atsidarė naujas langas, žmogus galėjo pažiūrėti video, uždaręs tą langą, jis vėl sugrįžo į mūsų puslapį. Taigi, viskas, mūsų įrašas sutvarkytas, įšoko į mūsų blogą, įsiklijavo į mūsų blogą ir šitokiu būdu galite daryti įvairiausius įrašus, galite įklijuoti nuorodas į įvairiausius video, kaip matėt, kaip įkelti nuotraukytės ir taip toliau. Žodžiu, linkiu jums geros fantazijos, daug gerų, įdomių ir naudingų straipsnių ir iki sekančio karto. Iki.